Sveiki, tamstos. Šiandieną siuntinukas iš Gerbesto. Visa krūvelė įdomių daiktų. Taigi, pradedam. Turim Gerbesto reklamėlę. Aišku, 5 žvaigždutės, tikrai kiniečiai, kaip kitaip. Ir, aha, čia yra kortelė, kad jeigu nori grąžinti prekę, turi užpildyti ir parašyti, kodėl tu nori grąžinti. Bet tipo sako, pirmas susisiekti. Šūnu, rūpinasi klientais, deda visokius informacinius lapelius, kuo daugiau, to geriau. Taigi, ką aš čia užsisakiau? Čia yra iš tikrųjų labai naudingas daiktas. Jeigu nori transliuoti vaizdą į savo televizorių iš, tarkim, telefono per Wi-Fi. Pasižiūrim, kas čia pas mus pakuotė yra. Taip, yra laidukas štai toks. Kažkokiu Wi-Fi adapteriu. Ir yra pasirinkinukas. Tai toks, su HDMI jungtim. Visas cielas statosi į HDMI iš karto televizoriui. Ir dar turim instrukciją. Instrukcija kinietiška. Ir angliška kitoje pusėje. Super. Yra viskas, ko reikia. Taigi, statot šitą daikčiuką į HDMI jungtį televizoriui. Prijungiat maitinimą štai čia. Daugelis dabartinių telikų turi ir USB jungti, taigi tą patį teliką galite ir įjungti, arba atskirą adapterį. Tai va, ir per tą HDMI galite realiai matyti savo telefono ekrane viskas, kas yra. Toksai kaip dubliavimas ekrano į televizorių. Galit Androidinį, jeigu užbandžiau, iš tikrųjų, tai yra pilna appsų, kurie rodo televiziją telefone. Taigi parsipučiat appsą su, kad ir LRT yra grojaraštis visas, galite sujungti, ką norit, ir rodys viską jums per televizorių. Iš esmės nieko daugiau nereikia. Taigi toks daikčiukas, kiek rašo, kad veikia ir su Apple, ir su Androidu, ir su Windows, ir su viskuo jis veikia, viską atpažįsta iš tikrųjų. Išbandysim, pasižiūrėsim, kaip tas atrodo visas, ar sudėtinga ar ne. Kaip rašo, kad labai paprasta naudotis. Patys naujausi televizoriai, protingiausi Smart TV visi turi, aišku, jau ir taip palaikymą tokio dalyko, tiesioginį transliavimą. Bet jeigu pas jūs šiek tiek senesnis, bet turi HDMI jungti, tai čia gali būti labai neblogas dalykas. Pabandysiu pafilmuoti, kaip tai atrodo. Taigi, važiuojam toliau. Tiek, pradėsim nuo čia. Aha, nu čia nieko įdomaus. Čia yra pincetas. Tiesiog su keramikiniu antgaliu. Jeigu kažką karštą reikia paimti, dar kažką iš tikrųjų turėtume keisti. Persiduoti. Šiaip turbūt tikslesnis yra šiek tiek. Nežinau. Žiūrėjau, pagalvojau gal praversti. Taip. Aha, čia labai įdomus daikčiukas. Gal pabandysiu aš padaryti pertraukėlę ir jį iš karto išbandyti, ar veikia. Sekundėlę. Na va, pasiėmiau suktuką ir galim pasibandyti, kaip čia mūsų šitas agregatas veikia. Tai va, statosi realiai paprasčiausiai kaip standartinė galvutė. Ir realiai, kas dabar turėtų vykti, sulenkiam kaip mums reikia ir čia turėtų suktis galas. Taigi, jeigu kažkur reikia atsukti ten, kur negalit prieiti, galit va tokį va daikčiuką užsidėti ir sukinėti. Kaip ir atrodo, kad veikia. O, įsistatot galvutę. Čia yra ir su magnetu netgi. O, ir sukat savo. Aišku, tabaluojasi labai stipriai. Nežinau, kiek realiai šitas veikia. bet galbūt gali ir išgelbėt.
Nu gal ir įdomus daiktas. Čia kaip ir drėlę galima turbūt pasidaryti. Gal drėlė sunkoka, aišku bus. Nu įdomus daikčiukas. Žiūrėsim, ar praktikai pravers. Taigi, tokį dalykėlį kainuoja iš tikrųjų labai nebrangiai. Neatsimenu, bet iki $3 kažkas kainavo. Tai galima pirkti, pasibandymai, pasižaidimai. Taip, čia yra irgi pakankamai įdomus daikčiukas. Čia yra USB ir Bluetooth receiveris. Tai yra, pavyzdžiui, pas jūs mašinoje yra jungtis, nėra Bluetooth, todėl negalite leisti iš telefono muzikos mašinai, bet yra AUX vadinama jungtis, tai yra 3,5 džekas. Tokia va, jungtis, standartinė ausinių jungtis. Tai va, jūs pasiėmat šitą daikčiuką ir kišat į tą jungtį. Susirišat su telefonu ir realiai įsijungus AUX režimą jūsų automobilį, jūs turėtumėt galimybę klausyti muziką. Jau nereikia pasijunginėti telefoną su laidu, o užtenka pasijungti per Bluetooth prie šitą daikčiuką. Realiai jis netgi turi mikrofoną. Taigi galite taip išeina ir kalbėti netgi per šitą daikčiuką. Ir viską girdėti per savo mašinos kolonėlės. Daikčiukas yra įdomus. Jisai turi viduje bateriją įmontuotą, taigi realiai, kad ir mašina neužvesta, turėtų veikti. Komplekte laidukas įeina. Ir naudojimo instrukcija. Na, aš pirkau iš tam daiktų, žiūrėsiu, ar mašinai man pavyks jį įmontuoti. Ir o čia kaip rašo, kad galima, tarkim, nuotoliniu būdu ir kolonėlę savo pasijungti, namukyną visokį ir taip toliau, jeigu nenorit su laidu. Visokiam dalykam pritaikomas. Yra iš tikrųjų ir siuntimui daikčiukai, tarkim, jeigu iš televizoriaus norit siųsti į va tokį daikčiuką, jums reiktų į televizorių tada įstatyti dar vieną daikčiuką, kuris siunčia Bluetooth signalą. Ir šitas priims tą signalą ir realiai jungia tai to, kad per visą kambarį tempti laidą užteks apie 2 daikčiukų. Kainuoja jis irgi ne kosmosas. 4-5 eurus turbūt, gal ir dar mažiau. Linką įmesiu į descriptioną, kaip visada, galėsit pasižiūrėti tiksliau kiek. Kol kas nebereikia naujam. Bandysim jau, turėsim kur pasižiūrėti. Atrodo gražiai. Bandysim ar reikia. Tai va, toks įdomus daikčiukas. Žiūrėjom toliau. Ką čia mums Gearbestas atsiuntė. Šiaip iš tikrųjų reiktų pasakyti, kad Gearbestas šitą siuntą aš turėjau jau savo rankose po 8 dienų nuo tada, kai užsakiau. 8 dieną jau gavau šitą. Fantastika kažkokia. Tokio servizo dar neteko matyti. Gal paštas pradėjo greičiau dirbti, niečių. Aha, čia toks mini žaisliukas toksai. Helikopteris. Žodžiu, jungiat ledus. Kviečia. Ir su gumytė šaunat į viršų ir jisai sukasi, vertaliojasi ir taip toliau. Žaidimukas, doleriuką. Atrakcija. Laukia. Pasižaisti. Taip. Kišam atgal. Važiuojam toliau. Aha. Įdomiausias daiktas. Smartwatchas. Healthy Life Partner U80. Išmanusis laikrodis, kinietiškas. Žiūrėkit, toks kietas čia. Galima ir pakelt ragelį ir padėti, ir visa užrašų knygutė yra, ir pedometras, ir sleep monitoras, ir bluetoothinę muziką galima klausyti, ir gėrimus skaičiuoja, kiek gert reikia, ir sėdėjimo aliarmas, kad per ilgai sėdi, ir
šviestuvo kamera, ir žinutės, ir antilostės, kad jeigu palikai savo telefoną, tau suvibruos ir taip toliau. Čiūda technikė, šakės. Tai va, ir neatspėsit, kiek kainuoja, net gėda sakyti iš tikrųjų. $9. Šakės. Neįtikėtina kaina maža. Kioske turbūt už paprastą Rolexo kopiją sumokėsit 5 eurus. O čia dar ir protingas daiktas. Tiesą sakant, aš jau pažaidžiau dienelę su juo, padarysiu gal atskirą review iš tikrųjų, nes yra ką parodyti, kaip veikia, kaip susiriša, iš tikrųjų ten nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, bet iš principo mane nustebino, kad už tokią kainą galima padaryti tokį daikčiuką. Veikia kaip ir puikiai, viskas ir garsas, ir bandžiau šnekėti, tai jokių problemų su to nebuvo. Komplektukė pas mus yra labai aišku, simple pimple toksai. Šiaip dėžutė pakankamai tokia dar nėra baisi iš tikrųjų. Pusė velnio dar. Tai va, yra instrukcija, kaip visą laiką kinietiškai ir visą laimę yra angliškai. Tiesą sakant, net neskaičiau aš jos. Nėra taip viskas jau baisiai sudėtinga, tiesiog reikia susirasti tai, ko reikia. Tai va, ir laidelis pakrovimui, jungtis yra micro USB. Taigi, smartwatchas už $9. Nerealu. Dar manau, kadangi taip greit iš tikrųjų galvau, tai dar ir akcija ta bus už $9, galėsit pasižiūrėti. Ir dar vienas daikčiukas. Aha, čia yra vibruoja mūsų laikrodis. O, skambina kaip tik kažkas tai. Atmetam. Įdomus daikčiukas yra, kadangi nusipirkau Samsung S7. Gerai, klausimau. Taigi, ir dar įdomus daikčiukas. Iš tikrųjų, kadangi nusipirkau S7, kamera yra labai nebloga. Todėl nusprendžiu nusipirkti papildomų priedėliukų kamerai. Filmavimai, fotkinimai ir taip toliau. Taigi, žiūrim, ką turim. Turim kažkokį dangtuką. Turim patį laikiklį. Taip, ir turim lęšį. Taigi turim Fish Eye lęšį. Nuotrauką įdėsiu, matysit, kaip atrodo pavyzdukai. Taip pat yra plataus kampo plius makro. Tai prasme, kad apimtų didesnį vaizdą. Lęšiukas. Ir pats įdomiausias, tai yra optinis priartinimas. Kiek jis rašo, čia pas mus, kad yra wide lensai, 4 viename. Taip, ir nerašo, kiek jisai priartina, bet man atrodo, ten berods 12 ar 14 kartų iš tikrųjų pakankamai daug. Pabandysiu parodyti, kiek maždaug skirtumas yra tarp to. Koks realus yra? Va, 16. Ai, 10 kartų. Mobile telephone lens. Nu ką, išbandysim. Ir galiu parodyti, kaip atrodo montavimas. Iš tikrųjų, ant Samsungo išbandžiau jau, atrodo visai nieko, bet iš esmės tai va, atitaikot maždaug į viduriuką, kad būtų. Op. Ir pas mane čia ant pačio krašto, tai pakankamai sunkiau remontuoti. Samsung'e toliau biškį ta kamera yra, tai geriau biškį. Tai va, ir tada vat sukat šitą ratuką. Jisai užsispaudžia
pakankamai tvirtai iš tikrųjų ir laikosi jau be jokių problemų. Tada įmat kokį norit lęšį, užsisukat ant šito ir ant pačios kamerytės. Taip. Maždaug taip. Na, iš tikrųjų, padaryta pakankamai neblogai. Aš visą laiką galvojau, kad šitas daiktas labai nepatikimas ir tikrai nukris greitai. Ta prasme, pajudinsiu truputį ir viskas. Bet kaip matot, jisai, laikosi iš tikrųjų. Ir nėra tai blogai. Ant Samsungo kamera yra čia, iš tikrųjų jis užsimontuoja dar tvirčiau, tai prisisuki kiek reikia ir tada jau laikosi labai tvirtai, netgi uždėjus tą dydį, jisai nenusveria, realiai jokių problemų nėra. Ir realiai šitas kamera tai yra tam, kad kai neprijungta, gali tiesiog patraukti ir viskas, o nebetrukdo fotkinti. Pabandysiu įdėti fotkės ir pamatysit. Ką pastebėjau, ant Samsungo yra turbūt per plati kamera ar kažkas ir tarkim šitą uždėjus matosi šiek tiek kraščiukai. Tai dėl to iš tikrųjų, kai fotkinė tokia nepilnas vaizdas gaunasi. Tai va tas yra didelis minusas. Čia kaip matosi fokusavimas. Irgi nice. Pažiūrėsit ar verta ar neverta. Ar matot ar nematot panaudojimą ir duokit žinot iš tikrųjų, ar nusprendėt pirkti, o jeigu ir išbandysit, duokit žinoti, ar patinka. Taigi, yra dar apsaugos visiems lęšiam, vienam galvai, tai turbūt čia kažkuriai, turbūt šitam. Žodžiu, visai kokybiškai padaryta, linką įdėsiu descriptioną, galėsit pasižiūrėti, atrodo visai nieko. Taigi, tiek daikčiukų pas mus iš Gerbesto. Šiam kartui tiek. Linkai kaip visą laiką description'e. Subscribinkit kanalą ir iki